Lauktas ar ne, bet ruduo jau atėjęs ir į mūsų kraštus palaipsniui keičia žalį į vasaros apdarą savo spalvingais eskizais. Mes dar būtinai sugrįšime į Palangą, ypač kai nuostabus šio kurorto parkas pasidabins auksiniais lapais ir galutinai primins apie dar vienų metų pabaigą. Tačiau šiame video kviečiame jūs pasižvalgyti iš paukščio skrydžio į ištuštėjusią Jono Basanavičiaus vardu pavadintą gatvę, kurioje tik patys ištikimiausi Palangos gerbėjai laikosi pareigos praeiti ją visą, net pačiais žvarbiausiais orais. Ir tai ne tik Palangos močiutės. Pažvelkime į Palangos koncertų salę ir Gintaro muziejų, aplink kuriuos vis dar buriasi nemažai žmonių. Ir galiausiai, prisimindami vasaros nuotykius, pažvelkime į šėlstančią Baltiją, kuri tarsi nuplaudama viską, kas liko praeityje, pakylėja žmogų naujoms mintims ir idėjoms. O mums reikia tiek nedaug, tik jūsų patiktukų ir komentarų. Bei nepamirškite šiais video dalintis su draugais. Ačiū, kad esate kartu.